Init televizija kartu su studija Baltų Atlantida kviečia žiūrėti į televizijos laidą Gyvenu čia. Visuomenėje dominuoja požiūris, kad vaikas gyvenimui ruošiasi ir mokosi mokykloje, kai tuo tarpu imlieji raidos periodai jau yra pasibaigę ir mokykloje vaikas kaupia tik žinias. Elgesio modelio pagrindai, protas, valia ir socialiniai įgūdžiai bei emocinio raštingumo pagrindai padedami vaikystėje. Apie pozityvėją tėvystę mes ir kalbėsime televizijos laidoje Gyvenu čia. Nė vienas iš mūsų negimstame tobulais ir viską žinančiais tėvais. Šio meno mokomės visą gyvenimą. Mokomės iš savo klaidų ir sėkmių, kitų tėvų patirties. Ieškome teorinių žinių knygose ar internete. Galiausiai pagalbos ir rekomendacijų kreipiamės į specialistus. Beje, mūsų vaikams tobuli tėvai nereikalingi. Vaikams reikalingi geri tėvai. Čia dažniausiai vyrauja individualios nuostatos, kurias formuoja mūsų asmeninė patirtis, supanti aplinka, sukauptos žinios. Atsakinga tėvystė reikalauja daug pastangų, kantrybės ir pasiaukojimo. Maža to, auganti dabartinė karta reikalauja rimtų pokyčių bei inovacijų ir socialinėme ugdyme. Socialinio ugdymo inovacijos pamažu kelias skinasi ir Lietuvoje. Mes apsilankėme viename iš Vilniaus vaikų darželių, kur vadovų iniciatyva rengiami pozityvios tėvystės kursai. Paskaitų tikslas – supažindinti su naujaisiais mokslo pasiekimais, išryškinant vaiko prigimtinės galias, fizinių, protinių galių ir harmoningo charakterio ugdymo svarbą ankstyvosiose asmenybės raidos stadijose. Internetas šiandien yra visagalis. Galime atsiversti, skaityti, domėtis, bet čia yra, kada gyvas dialogas, tėvai iš karto turi klausimą, jisai klausia ir gauna atsakymų, gauna pasiūlymų, gauna kažkokiu tai, kur pats gali pasvarstyti, aha, šitas mano vaikui tiks, o šitas galbūt nelabai. Tai va, tuo jisai yra ir geras tas projektas. Aš tai, sakyčiau, tikrai norėčiau, kad visi tėvai būtų motyvuoti, kad jie domėtųsi, klaustų, bet dėja šiai dienai, ne 100%. Ta veikla yra labai svarbi būtent, kai vaikai yra iki mokyklinio amžiaus ir kad pagalba tėvam nėra teikiama Lietuvoje ir mokslinių interesų pagrindų gimė metodika, kuri skirta tėvam ir pedagogam, kaip ugdyti visapusišką vaiko asmenybę, tiek fiziškai, tiek protiškai, tiek kad vaikas turėtų socialinius įgūdžius ir kad mokėtų atpažinti ir valdyti savo emocijas. Ir labai džiaugiuosi, kad atsiranda tokių iki mokyklinio ugdymo įstaigų, kuriuose direktorės, pavaduotojos, visa administracija mato viso šito tėvų švietimo ir pedagogų švietimo svarbą. Ir tos idėjos skleidžiasi vis toliau ir vaikai gauna kokybišką ugdymą. Vaikystėje ugdosi charakterio pagrindai, susiformuoja elgesio įpročiai, kuriuos vėliau labai sunku keisti, koreguoti. Kaip padėti vaikui surasti kelią į visavertį gyvenimą ir kada tai pradėti daryti? Atsakymas vienas – nuo pat vaiko gimimo, o jeigu yra galimybės, vos pradėjus ruoštis tėvystei. Labai norėjau būti, kaip ir kiekviena mama, labai gera mama. Tai aš pradėjau ieškoti, kuo aš galiu užsiimti. Po to, kai vaikas gims ir atradau šitas kursus, aišku, paskambinau su tokia viltim, kad galvoju, ir vėl pasakys, kad jums dar per anksti, ateikit vėliau, kada bus ten metai 2. Nori, sako, tai aišku, ateikit, nes čia pati pradžia, jūs jau ateiti, žinosite, kaip elgtis su vaiku. Ir iš tikrųjų tas man labai padeda, nes aš išgirdau tų tėvelių nuomonės, ten situacijas, problemas, su kuriuom aš dar nebuvau susidūrus. Ir dabar man tai yra, kaip iš tikrųjų pagalba.
Aš pasimokiau iš kitų tėvų, kaip man elgtis ir su savo vaiku. Tėvai ir kiti ugdytojai atsakingi už harmoningos ugdymo aplinkos sukūrimą, kurioje vaikai galėtų išsiugdyti harmoningus charakterio bruožus, pažinimo poreikį, gebėjimus prisitaikyti naujuose gyvenimiškose situacijose, jaučiant vidinę harmoniją, pozityviai bendraujant su kitais. Sąmoningi tėvai analizuoja vaikų elgesį, ieško prevencinių priemonių ir būdų užkirsti kelią galimoms elgesio problemoms ateityje, ieško probleminių situacijų priežasčių ir veiksmingų būdų jiems pašalinti. Visa tai pradedama nuo pat darželio. Aš norėjau iš anksto pasiruošti ir žinoti, kaip man elgtis su savo vaiku vienoje ar kitoje situacijoje, kad po to kiti atsistoja ir nežino, ką pasakyti. Bet aš norėjau iš anksto pasiruošti tam dalykui. Ir iš tikrųjų aš pradėjau lankyti šitos kursus, kai mano mažyliui buvo 7 mėnesiai. Ir tokių kaip labai problemų dar su juo nebuvo. Bet pasiklausius kitų tėvų problemas, tai supratau, kad ateityje jų bus ir kad aš turiu dar laiko viskam pasiruošti ir bet kokioje situacijoje rasti tam tikrą sprendimą. Mama yra nemalonu, pykčio priepuoliai, tarkim, ane, kai kiti vaikai griūna, kažką, tai aišku, aš iškart, jeigu būčiau pakliuvus su savo vaiku, tai aš irgi nežinočiau iškart, ką su juo daryti. O čia jau dabar žinau, kad palieku, nekreipiu dėmesio, išeinu savo, pasakau, gerai, pagulėk ten, pailsėk. Ir dabar jam jau prasideda toks dalykas, kad jisai jau bando ant kelių, dar negriūna, bet dar ant kelių. Bet aš taip ramiai labai sureaguoju ir jisai net pasižiūri mane, nereaguoja, mama atsikelia ir nueina iš paskos, kad tai yra normalu ir kad aš nekreipiu dėmesį į ją. Kadangi jau ta veikla užsiimu 3 metus, pirmieji buvo 2 darželiai, tai Lopšelis darželis Ozas ir Žilvytis, kuriuose ta metodika buvo išbandyta, tai pasiteisino, padarėm konferenciją. Ta sklaida pasklido ta gera žinia po darželius ir dabar tų darželių daugėja. Šį pusmetį dirbau su 4 ir jau rudeniui yra 3 Lopšeliai darželiai, kurie nori šitų paskaitų. Ir kas džiugina, kad ten, kur vyko tos paskaitos, vėl atsiranda tėvelių ir pedagogų norinčių kartoti kursą, kadangi, sakė, tos žinios tiesiog pasimiršta, jas reikia atnaujinti, kad vėl prisimintumėm tuos metodus ir galėtumėm taikyti. Taip, tų darželių daugėja. Dėl ko kilo ta idėja dalyvauti šiame projekte ir organizuoti tokias paskaitas. Kada vaikai su mumis, su auklėtojom, jie yra truputėlį kitokie, jie yra tiesiog svetimo žmogaus, aš manau, jie labiau klauso. Bet mes pastebėjom tokį labai negatyvų dalyką, kada tėvai pasima vaikus, jie atrodo visiškai neatpažįsti to vaiko, jisai visiškai kitoks. Jisai gali mušti mamą, gali neklausyti, gali bėgioti, gali nemokėti rengtis, apsiauti ir taip toliau. Ir vėlgi, kitas dar toks dalykas, kad dažnai būna taip, kad tėvai amžinai bara. Negalima neimti, nedaryti ir taip toliau. O juk yra toks labai paprastas dalykas. O, pavyzdžiui, pasakyk vaikui, užgesink šviesą, tik neužmiršk užgesinti šviesos. Ir jisai be abejo, jisai užmirš. O jeigu pasakysi vaikui, aš žinau, kad tu visada užgesini šviesą, tikiuosi, kad tu ir šiandien to nepamirši. Tikrai jisai nepamirši, tą padarys. Tai tas irgi labai yra svarbu. Tėvystė nėra vaiko noro užslopinimas iki tiek, kad jis paklūstų viskam, kas tenkina tėvus. Tai daugiau vaiko kvietimas susipažinti su pasauliu ir padėti prisitaikyti prie tikrovės reikalavimų, bei prie tėvų asmenybės tiek, kad vaikas ir tėvai galėtų kartu gyventi darnoje, nepažeidžiant nei vieno savivertės. Spartus socialiniai ir kultūriniai pokyčiai visuomenėje tiesiogiai veikia šeimą ir vaikų ugdymosi sąlygas joje. Tad vaiko elgesys tai jo charakteris,
o žmogaus charakteris tai jo likimas. Tenka nueiti ilgą patirties ir išbandymų kelią, kad išmoktume tinkamai elgtis su vaiku. Specialistų teigimu atsakinga tėvystė išsprendžia daugelį su vaiku susijusių problemų, netinkamo elgesio, melo, vagysčių. Sužinojau visų pirma iš skelbimo mūsų darželį, o kodėl pradėjau lankyti, norėjau pažinti geriau save. Nes kaip save gerai žinosi, tada žinosi, kaip vaikui perduoti informaciją ir kaip galėtume jį išugdyti teisingai. Kadangi vaikus vedame į šitą darželį ir auklėtoja ir direktorė pasiūlė prisijungti prie tėvelių, kurie lankys šitos paskaitas ir mielai sutikome, nes aktualu tas yra šiuo metu labai. Žinių yra labai daug, bet kai vyksta gyvi užsiėmimai ir ateina tėvelių, kurie turi labai daug žinių, bet kur aš matau problemą ir kas padeda tėveliam, kad labai sunku tas konkrečias žinias susijęti su konkrečia vaikų ugdymo situacija. Ir būtent per diskusijas tėveliai atpažįsta konkrečias kasdieninės situacijas ir sugeba tas įgytas žinias pritaikyti konkrečiose situacijose. Va čia ir yra tų mokymų stiprybė. Gal tiesiog pirmiausia pradėkim nuo tėvų požiūrį. Anksčiau būdavo, sakykime, tėvai pasakė šventas žodis, gal mes ir taip buvom užauginti, kad jeigu jau tėvai pasakė, tai nebandyk pasielgti kitaip. Bent aš buvau tokia paklusni dukra, daleiskim. O dabar gal tėvai įsivaizduoja, kad reiktų vaikam daugiau laisvės, sakykime, ir gal ne visada taip suvokiama ta laisvė. Ir sakykime, kaip ir dabar paskaitų metu kalbėjom su tėvais ir daktarė aiškino, kaip turi būti kažkokios tai vaikam ribos nustatytos, susitarimai kažkokie tai turi būti. Ir vėlgi, gal mes nemokėjom anksčiau įvardinti to, sakykime, dabar projektas yra konkrečiai įvardintas pozityvus ugdymas. O mes dirbdamos jau seniai pastebėjom, kad reikia vis tik tai vaikui, jeigu su juo gražiai, nukreipiant dėmesį, išvengiant menkiausio konflikto, tikrai galima žymiai daugiau ir gerų rezultatų pasiekti. Tik tai galbūt nesugebėjom įvardinti va šitaip. Esu turėjusi vaikų tokių, kur, jaučiau ir tiesiog ir patys tėvai tai pripažindavo, trūksta kantrybė, sako, įkrėčiau į kailį ir maždaug vaikas klauso. Tai aš visada tėvams sakau, jeigu nori išauginti piktai, irzlų, kerštingai ir dar daugiau tokių galių negražių, sakykime, įvairių tokių negerų savybių, įvardinti, tai jiem labai sėkmingai pasiseks, jeigu tą vaiką neklausė, papurtė, neklausė, įkrėtė kailį, jiem tai sėkmingai. Bet aš manau, kad jeigu švelnumu, gerumu, bendravimu, tokiu, sakykime, nuoširdžiu bendravimu kaip su draugu, aišku, ta riba tarp tėvų ir vaikų, jinai turi būti. Bet vis tik tai tas nuoširdus bendravimas lyg ir kaip su savo lygiu, jisai visai kitokį rezultatą duos. Žodžiai žeidžia visam gyvenimui. Vaikas, kuris iš artimųjų girdi, kad yra durnius, žioplys ar kvailys, niekada nepagalvos, jog jis yra nuostabus, vienintelis, nepaprastas, kad jis tėvų pasididžiavimas ir džiaugsmas, kad jis yra normalus. Socialinė kampanija siekiama paskatinti suaugusius pagalvoti ir sustoti, kol žodžiais nesužeidė savo vaiko ir taikyti pozityvius vaikų auklėjimo būdus. Šiais metais kaip tik lankė kursų šeima, jie domėjosi ir turėjo klausimų ir daug patys žinojo ir štai su kokia patirtim susidūrė. Pas mus visuomeniai dominuoja nuostata, kad visi viską žino ir jeigu eina į kursus, tai vadinasi, tu kažkoks jau netoks. Kad dominuoja nuostata, kad nereikia jokių kursų. Ir štai ateina vienas tėtis ir sako, žinot, vakar papasakau draugam, kad buvau tokiuose kursuose, taip įdomu, buvo tiek daug sužinau. Tai sako, mano draugas pasižiūrėjo, sako, tu ką, nemoki vaikų auklėt? Tai žodžiu ir sako, dabar aš nei draugam, nei tėvam nesakau, nes jeigu tėvam pasakiau, sakė, ir dar pinigus moki, tai ką, tu nežinai, kaip auklėt vaikus.
Bet jau sąmoningi tėvai mato pokytį. Ir kai, sako, draugai pradeda pasakot, vakare niekaip negalim užmigdyti vaikų. O aš savo mintyse galvoju, o aš jau čia problemų neturiu. Tai raginu visus tėvus būti sąmoningais, ieškoti žinių ir auklėti vaikus, remiantis žiniomis. Dažnas mūsų net nesusimasto, kad vaikų auklėjimui reikalingos kažkokios specialios žinios. Tačiau sąmoningi tėvai analizuoja vaikų elgesį, ieško prevencinių priemonių ir būdų užkirsti kelią galimoms elgesio problemoms ateityje. Ieško probleminių situacijų priežasčių ir veiksmingų būdų jiems pašalinti. Dalis mūsų užaugo ir be specialių žinių. Šimtmečiais nepaklusnumas buvo gydomas taip vadinama beržinė košė. Tačiau visgi suvokiam, kad tai nėra išeitis. Tuo metu ta beržinė košė veiksminga, tik gaila, kad prieinama liepto galą. Ir kad nebeveikia, reikia ieškoti kitų metodų. Ir jeigu mes iškart turim tas žinias ir ugdom vaikus tinkamai, ne su beržinės košės pagalba, bet pastebint, ką vaikas padarė gerai, laikantis ir nustatant tam tikras taisyklės, padedant vaikams susivokti, kaip jis dabar jaučiasi ir tuos jausmus tinkamai išreikšti, tai tada galima apsieiti ir be beržinės košės. Tai ir namie turim tam tikras taisyklės. Tai tiesiog tai, kad atėjus iš darželio reikia iš lauko ar iš darželio nusiplauti rankas, nusirengti, nusiplauti rankas ir tada galima užkandžiauti, valgyti, gerti, kažką veikti, kitką, eiti žaisti ir taip toliau. Duoti vaikam pareigų, ką jie pagal amžių turi ir privalo atlikti ir kad jie tą dalyką padarytų. Ir kai vaikas ir paskatinti, pagirti, pasidžiaugti, va kaip tu gražiai susidėjai daiktus ir tu sugebi tą dalyką padaryti ir man nereikėjo to dalyko priminti. Ir tada auga vaiko pasitikėjimas savim, noras būti savarankišku, jo savivertė. O jeigu mes už vaiką viską padarom, tai vaikas neturi galimybės ugdyti pasitikėjimo savim, savo savivertės. Tada ir laukia, kad šalia būtų suaugęs, kuris už jį padarytų visus jo darbus. Ir tada ateina paauglystė, 16 metų ir mama sako, nu vat visų kaimynių dukros tai daro valgyti, o va tu nedarai. O kad iki tol neturėjo vaikas galimybės pats padaryti ir išbandyti save, tai mama nesusimasto. Ar paskui reikia ieškotis vyro, sako, oi ne, suranda, atveda, va, dabar jau tu čia būsi vyru ar žmona. Ir irgi atima iš vaiko tą galimybę. Aš netgi turiu tokį pažįstamą, kuriam dabar 60 ir sako, skambina jo uošvis kitam pažįstamam, sako, gal tu gali priimti mano žentą į darbą? Nu, sako, gal ir galiu. O kiek jam metų? Nu, sako, 60. Tai va, kai kuriem pasiseka, kai gauna uošvius tokius, kad visą gyvenimą iki 60 rūpinasi. Bet kiek dabar tų uošvių tokių gerų, kur gali pasirūpinti? Aš geriau raginu tėvelius sudaryti vaikam galimybę ugdyti savarankiškumą nuo pat gimimo. Tėvam yra sunku priimti vaikus ir, sakykime, dažnai girdim šitą frazę, kad taip, mes tėvai, mes mylim vaikus besąlygiškai, bet kai pradedam gilintis, ar iš tikrųjų taip yra, tai toli gražu. Mes turim kiekvieną vaiką priimti su jo individualiom savybėm, o dažnai tėvai nori pakeisti vaiką, perdirbti tą vaiką, bet jis yra toks, koks yra. Ir mes turim padėti vaikam patenkinti jo individualius poreikius. Ir tada jis jaučia tą mūsų besąlyginę meilę. O dažnai mes netenkinam vaiko individualių poreikių, bet stengiamės vaiką pakeisti. Ir toj mūsų šeimoje vaikas jaučiasi labai blogai. Pažinkite savo vaiką. Vaikai yra skirtingi. Panašiose situacijose elgiasi ir į jas reaguoja skirtingai. Todėl ir vieno vaikų auklėjimo recepto nėra. Turėtumėte stebėti savo vaiką, įsiklausyti į jo žodžius. Tai padės pažinti jį, suprasti, kas jam paprastai sukelia pyktį ar nusivylimą ir užbėgti daugeliui kritinių situacijų už akių. Pozityvios tėvystės kursai atskleidžia pačių netikėčiausių įžvalgų, apie kurias suaugusieji net nesusimasto. Gimė šeimoje antras vaikas ir atrodytų tai tik džiaugsmas. Tačiau vaikai naują sesę ar brolį sutinka emociškai stipriai išgyvendami, o apie tai sužinojus tėvams nelengva priimti situaciją.
Man kažkokio tai labai tokio didelio atradimo nebuvo, nes vis knygų pasiskaitome, psichologijos tema, pasižiūrim atitinkamos taip literatūros pasiieškome. Tai nebuvo sunkiausia, bet buvo, tam tikrai pavyzdžiai buvo pateikti, kada kaip jeigu šeimo atsiranda kitas vaikas ir buvo psichologijos pateiktas pavyzdys, šiek tiek tas buvo realiai suvokti ir pritaikyti, kad tai yra tolygu. Tai šitas buvo nesuvokiama, aš ir dabar dar to nesuvokiu, kad tai gali būti tas, taip pat vaikas jaučiasi. Nes buvo pateiktas pavyzdys, kad vyras parsiveda kitą moterį į namus ir dabar liepia mylėti ir gyvens su dviem, myli ir žmoną, mylės ir kitą moterį. Tai taip pat reikia duoti savo drabužiais apsirengti, viską tai ir buvo palyginta tai, kad galbūt taip jaučiasi vaikas, vyresnysis, kai gimsta mažiukas. Kad reikia žaislais dalytis ir viską, tai man šitas yra nepalyginami dalykai, nes todėl, kad pas mus aš manau, kad Lietuvoje vis tik tai yra, mes įpratę, kad šeimoje tai yra viena mama ir vienas tėtis, negali atsirasti antra mama, o vaikai brolių sesių tikrai turi, tai tu šiek tiek šitas dalykas taip, bet aš manau, kad reikėtų pažiūrėti labiau iš psichologinės pusės, galbūt ir taip tas vaikas jaučiasi. Pagalba ir ta mano metodika, pagalba vaikui, bet netiesiogiai į vaiką nukreipta, bet suteikiu pagalbą pedagogam ir tėvam, o kadangi jie įgyja kitokių žinių ir tada kuria santykių su vaiku, o kai yra geras tarpusavio santykis, tai vaikai lengviau priima žinias ir pagalba teikiama pedagogam ir tėvam, tiesiogiai nukreipta į juos ir šitai per juos pasiekia vaiką. Kiekvienas, jeigu turi problemą, nemanau, kad galėtų kažkas iš šalies padėti ją išspręsti. Tai tau tik tai parodo kelią, kaip tu pats turėtum tą problemą išspręsti. Tai to kelio parodymas tikrai iš tikrųjų yra naudinga. Ir tai, kad tu darai, kartais susimastai, darai intuityviai, tai kaip liepia širdis, bet susimastai ar gerai. Tai tarsi gauni patvirtinimą, kad tu taip elgiesi. Galbūt kitiems būna tai, kad suklūsta, kad galbūt ne taip, nes ir pamokose psichologijos, užsiėmimuose buvo pasakyta, stop, šito daryti negalima. Ir tada susimastai, analizuoji tas situacijas, ar tu irgi taip elgiesi. Socialinis pedagoginis darbas su tėvais padeda tėvams suprasti ir įvertinti savo nuostatas, kuriomis jie vadovaujasi ugdydami vaikus. Paskaitų diskusijų metu tėvai turi galimybę atpažinti ir suprasti savo elgesį su vaikais. Įgytos žinios leidžia pažinti savo vaikus, atpažinti jų poreikius bei suteikia galimybę savo vaikams tenkinti poreikius, bet ne kaprizus. Atpažinus vaikų poreikius ir juos individualiai patenkinus, išvaduojame vaikus iš noro manipuliuoti, meluoti ar kitaip išsisukinėti iš nepatogių jiems situacijų. Visi mes turime individualių bruožų į vaikų auklėjimą, todėl neretai šeimose kyla net ginčai. Kaip auklėti vaikus? Pasirodo, tokių kursų metu gvildenamos ir šios nesutarimus keliančios problemos. Kiekvienuose mokymuose su tuo susiduriam ir reikia nusiteikti, kad tai yra natūralus dalykas, kad tiek mes visi augom skirtingose šeimose, susitinka du žmonės su skirtinga patirtim, tai yra natūralu, mes turim išmokti priimti kito požiūrį, gerbti tai ir turim išmokti spręsti tuos konfliktus. Be konfliktai yra natūralus augimo procesas. Galima mažinti konfliktų priežastis arba išmokti greitai išeiti iš konfliktinių situacijų. O kad požiūriai išsiskirs, tai yra natūralu. Mes su to turim susitaikyti ir nesistengti pakeisti kitą žmogų. O keisti save, o tai nėra taip paprasta. Tikriausiai aktualiausia iš tų mano paskaitų iš 14 temų, tai aktualiausia yra elgesio ribos, kaip nustatyti ribas, kaip tą dalyką padaryti ir kur tos ribos yra. Ir tradiciškai visi tėveliai tikisi ir laukia, kad dabar ateisiu į paskaitas ir iškart gausiu vieną receptą, pagal kurį aš elgsiuos ir išspręsiu visas problemas. Deja, turiu nuvilti, vieno recepto nėra, jo reikia ieškoti. Ir kiekvienas mes turim jį susirasti tų užsiėmimų metu. Bet aktualiausia tema yra ribos, konfliktai ir kaip įvardinti jausmus. Ir dažnai taip atsitinka lyg teoriškai, kaip tėvai ir žino, bet nesusieja, net pažįsta tų situacijų, kad čia yra ta situacija, kur vaikas nemoka tvarkyti su savo jausmais. Ar tėvai sako, mano vaikas labai savarankiškas. Kai aš pasakau, susitvarkyk žaislus ir jis susitvarko. Aš dirbu su tėvais, su tėvų požiūriu, su tėvų nuostatom, o kaip žinom, tėvų nuostatas ar visų suaugusių nuostatas pakeisti yra labai sunku, tam reikia laiko. Dažnai girdime, kad jau nuo darželio vaikai žino savo teises, tačiau pareigų girdėti nenori. Bet kas dėl to kaltas?
O gal kalti mes patys, kurie nuo pat kūdikystės leidžiame savo vaikams mumis manipuliuoti? Taip, ir čia vaikai nekalti. Čia vadinasi mes taip leidžiam. Mes tokią sudarom sąlygas, kad tenkinam visus vaikų poreikius, viską jiem leidžiam, o pareigų jiem nesudarom galimybės ugdytis atsakomybę. Ir čia vaikai nekalti. Čia vėlgi viskas susiveda į tėvus, į suaugusius žmonės. Aš pati auginu 3 sūnus. Pavyzdžiui, vakare jie man sako, noriu, mamytė, mes sutarė, kad aš skaitau 3 pasakas. Ne, mamytė, šiandien noriu 5 pasakų. O jeigu zysit, tai nebus nei vienos. Ir aišku, tęsiasi veiksmas toliau, tada užverčiu knygutes, padedu ir sakau, labanakt. Ir išeinu kitą vakarą, jau vaikai žino, kad jeigu jie elgsis netinkamai, pasakos nebus, tai jiem rinktis, nuo jų viskas priklauso. Bet jeigu jie man ką nors pasako, tokio šmaikštaus, palinksmina ar kažką netikėtai susitvarko, tai sakau, šiandien vaikai 5 pasakos bus. Šitaip skatinu teigiamą elgesį ir kad jie džiugintų kitus ir patiems būtų gerai. Daugelis vaikų auklėjimo metodų gali ne tik pakenkti tėvų ir vaikų santykiams, bet ir menkinti vaiko savivertę. Vaikų ugdymas atsakingas, kasdienis, bet nebūtinai sunkus darbas. Faktas, reikia ugdyti sveiką vaiko savivertės jausmą, kad jis galėtų ramiai priimti gyvenimo smūgius ir lengviau atsitiesti po jų. Be to, sveikas savivertės jausmas padės vaikui mokantis pačiam savarankiškai daryti sprendimus ateityje. Tai ypač svarbu paauglystėje, kai bendraamžių įtaka labai stipri ir vaikas turės atsispirti pasiūlymams išbandyti alkoholį, cigaretes, narkotikus. Venkite kyšių, grasinimų, priekabių, kritikos, pliaukštelėjimų, veiksmo atidėjimo, nenuoširdžių pagirų. Esam susibūrę mokslininkų grupę, kurie dedam tą linkme iniciatyvas, dirbam ir parašėm peticiją į Švietimo ir mokslo ministeriją, kad tie mokymai jau turi būti būtent pasirengimo tėvystėje mokykloje. Dabar kol kas tos pamokos yra integruotos į kitus dalykus ir tiesą pasakius labai sunkiai sekasi mums visą tą padaryti, kad būtų kaip atskiras dalykas ir aš manau, kad tai yra būtina. Kadangi visuomenė nieko nėra geresnio už šeimą sugalvota, kur auklėjami ir ugdomi vaikai. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, universitete aš parengiau laisvai pasirenkamą dalyką pozityvi tėvystė, tai jis kol kas yra tik laisvai pasirenkamas, nors ten ruošiam pedagogus, kurie eis dirbti mokyklas, į darželius, dirbs su tėvais, su vaikais, bet ir universiteto mastu nėra pakankamai skiriama dėmesio šitai sferai, šitai sričiai. Aš manau, kad dar reikia daug padirbėti, kad pakeistumėm visuomenės požiūrį, būtent sprendžiamos tik problemos tada, kai jau jos yra įsisenyję. O prevencijos, kad tokių problemų neatsirastų pas vaiką, tai čia šitas sritis yra, niekas nedirba toj srity. Manau, kad reikia dar labai daug padirbėti ir netgi ir specialistų tarpe reikia daug dirbti su specialistais, kad jie suvoktų, kur yra esminis darbas. Tyrimai rodo, kad ikimokyklinėme amžiuje įgytos asmenybės savybės, kantrybė, atkaklumas, drausmė, mandagumas, sugebėjimas bendrauti, taikiai spręsti konfliktus, net laiko planavimas daro įtaką sėkmingam suaugusiojo gyvenimui. Belieka tikėti, kad tokie kursai taps ne tik pavienė iniciatyva, bet kompleksinis taikymas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo sistemoje. Ir vis dėlto mes gyvename čia ir ši laida tai nepaslėpta galimybė su savo spindesiu ir skurdu, bei galimybė jums patiems pasidalyti savo džiaugsmais, liūdesiu ar kartėliu, pamatyti ir atrasti, kaip gyventi gražiau. Mes su jumis atsisveikiname neilgam. Po savaitės tokiu pat metu mes vėl sugrįšime su aktualia tema, apie kurią jūs mums pranešite. Laidą taip pat galite rasti interneto svetainėje www.baltuatlantida.lt, o mums parašyti galite elektroninį laišką į paštą gyvenuce@init.lt.